kaip teroristas, kuris pradžioj bandė mane atakuoti psichologiškai, emociškai, paskui techniškai, o dabar ir sveikatos prasme. Turėjom vieną ilgiausią penkiolotą, beveik 500 km. Turnyrinė lentelė atrodo taip, kad tikrai nusiteikimas buvo kautis, nes turbūt 5, 6, 7 ekipažai yra ganėtinai konkurenciškam atstume ir reikėjo paspausti. Pirmąjį 100 km įveikėm tikrai labai gražių tempu ir manau, kad jisai būtų augęs, nes truputėlį prasilenkėm varžovų, kurie mums kėlė dulkes. Ir paskui pajutom važiuojant, kad kažkas kliūna automobilio šuoliuose. Sustojom pasižiūrėti, kam reikalas, pasirodo išlindo hidraulinė koja. Ir tada pamačiau, kad bėga skystis upeliais vairo stiprintuvų. Tai pasirodo, kad viena šlanga tiesiog balsavimo vietoje jinai ištrūko. Užgedimas, tai reiškia, kad beveik 350 km teko važiuoti be vairo stiprintuvų. Praeitais metais su dvigubai mažesnė distancija aš sugebėjau susilaužyti riešą. Tai aš žinojau, kuo tai gali baigtis, tai turėjau 5,5 valandos be vairo stiprintuvo. Visas rungtynės ranka neveikia taip, kaip turėtų veikti, tikrai buvo pakankamai negerai su ją. Bet šiandieną dadėjo labai stipriai. Tai dabar šaldymas ir keliausiu tai pas medikus iš tiesų. Manau, kad gausiu nuskausminamų, turėčiau užgyventi dar dienas.